Kadangi laukelyje esu technikos sandėlyje, kur taip pat yra laikomi mulčeriai. Jie turėtų jums greitai būti labai įdomus, žiūrinti tai, kiek laukelyje. Todėl šiandien šnekinsim Vaidą ir sužinosim būtent kokius skirtingus mulčerius parduoda Agrobond. Čia turim tokį vieną įdomesnį modelį, čia daiktas. Tai jisai yra kaip ir smulkintuvas tiesiog su ranka grioviam šienaut, bet jisai turi papildomą A formos ranką. Ką tai reiškia, kad jūs galite važiuoti daugiau mažiau keliu, ne pačiu kraštu ir pasiekti patį griovį. O galva yra netgi 2 metrų ir 5, man atrodo, centimetrų, ar teisingai atsimenu? Taip. Kaip šitas vadinas? DM520. Jisai tuoj pat atsiras pas mūsų kieme jau. Plaktukai yra po kilogramą su trupučiu, diržinė plus hidraulinė pavara, atsvara, pajungimas nuo kardaninio velino. Šiaip labai įdomus daiktas, neužilgo mes apie jį pateiksim, neseniai dar tik grįžo. Viską nuimsim, užkabinsim ant traktoriaus ir manau, kad pademonstruosim, kaip tas daiktas veikia, reaguoja ir taip toliau. Ir būtent su kokios galios traktorium galima su juo dirbti. Bet kaip jie supakuoti, tai ką čia pasaka? Šičia? Taip. Čia yra 2,40 m pločio, va taip, šoninis smulkintuvas, tiesiog už galą ir į šoną įgriovį. 2,40 m. Ir plaktukai yra 1,7 kg. Matai, kokie plaktukai gigantai. Tai va, tai čia yra 1,7 kg, varžtai yra M20. Žiūrėk, ten yra 2 kem, a čia yra 1,60 m. Su mažulyčiais plaktukiukais, tokiais plaktukiukais vaikiukais. Palyginus su šito, ten yra plaktukai gigantai. Tai šitas yra tokiem traktoriam, kur 40-50 arklių. Prie sodybėlių nedideli, žoliai mulčiuoti. Su šitais jau mulčiuosim rimtus dalykus. Ką apie gamyklą papasakosiu? Buvai Avone? Buvau, ir tu buvai. Ir aš buvau. Gamyklos daro dienos tokius, tiesiog linija, greitai. O jie tokiu įdomiu principu, jie kiekvieną mulčerį surenka, tada deda ant specialių staklių, kur įdėsi video testo ir parodysi žmonėm. Deda ant šitų staklių, jis yra ištestuojamas, tam tikrą kiekį kartų palankstoma hidraulika, pasižiūrima dreba, nedreba, netyčia koks cilindras ar kažkas, kad nebūtų, maža ką, taigi visko gyvenime nutinka. Tada tą patį mulčerį vėl deda ant linijos, išardo, supakuoja, išsiunčia mums ir tada mes jį surenkam. Realiai atrodo keista, bet tas pats mulčeris yra išardomas 2 kartus. Kai buvom gamykloje, daug šnekėjom su jais, kaip galim patobulinti jų gaminamą techniką, tai ar jau teko gauti ką nors, kur jau patobulinot, pasakė? Taip, tai yra plaktukai, 1,7 kg. Apie šitą aš buvau šnekėjęs jau ilgai. Mūsų kiti irgi kolegos, partneriai, draugai irgi tą patį gamyklai sakė. Gamykla atsižvelgia, sudėjo tuos galingus plaktukus ir jau pirmieji klientai su jais dirba. Jeigu jums patinka, ką mes čia veikiam, prašau paspausti prenumeruoti mygtuką. Įmonė sakė, kad kai 500 prenumeratorių surinksim, galėsiu grįžti į vidų, kur sausa. Klientai būna klausę tokio įdomaus dalyko, yra koks kardanas. Tai kardanas yra, jeigu mulčeris yra 2,40, 2,20, 2 m SFM su ranka šoninė, tai kardanas yra su 2 kryžme. Viena čia. Tam, kad turėtum didesnį kampą ir kardanas būtų stambesnis ir galingesnis. Su disku grįšim į ofisą, parodysiu, jeigu lietus neužpuls. Tam turim ir smulkintuvą ir tiesiai diską uždėti. Aišku, turiu diskų ir atskirai. Jeigu turiu smulkintuvas tvirtinimą, tai galima nusipirkti atskirai, prie savo prisimontuoti ir sutaupys pinigėlį, neteks pirkti mulčeriaus.